žinai, svarbiausia ir ne kas nutinka tavo gyvenime, bet svarbiausia ir ką tu darai su to, kas nutinka. Mūsų būsena ir svarbiausias dalykas, absoliučiai. Visiškai aplinkybės, visi įvykiai, bet kas nutektų ir visiškai nesvarbu. Būsena ir tau svarbiausia. Nes ta būsena ir sukur tavo vibracinį dažnį, kad rasi tada, kaip magnets, pritrauk visko. Kaip prieš tai sakė irgi, kai, žinai, kai negatyvą jauti, nu ir tu, žinai, ir pritrauki realiai tą patį. Tu esi, tu su ką kuri mintim, tai tu tą ir pritrauki. Tad jeigu tu savęs nemylėsi, nevertinsi, tai būsi užsidaręs problemom visokiam, ten galvosi vien tik apie negatyvą, tu ir pritrauksi ir po to, ir tikrai nebus, kad kodėl, vat, pas jį taip gerai gyvenus, o ten pas mane tai blogai. Tai, nes tu tuo tiki, nes tu pritrauki blogą, tavo mintis negatyvios, tai vis laik tai pripratęs toj būsenoj būt. Tai ir jeigu tokioj būsenoj būsi, tu nepritrauksi ten teigiamų dalykų vis. Kaip matematikoje ten pliusas pritrauk pliusą, ne, ten minus, tai grinai taip ir iš esmės. Taip. Ir